Šiaip aš mėgstu labai pamiegoti, bet dėl žvejybos atsikeliu ir va taifa, nes valanda iki Rimaičio. Nei žvino ir nei miego, hebrytė, laikas žvejot. Jaunatis ne kažką pagal prietarus, bet Rimaičio ežeras. Po šių 20 pasitačiau mašinytę, va, saugiai tikėkimės. Ir pradėsim savo Rimaičio ežero bandymus. Ežeras naujas mum, nu ne naujas. Su dugniem meškeriam žiūrėjom čia 100 kartų. Na ne 100, bet pakankamai dažnai. Tai va. Всё, nežvyno visiems. Toks jau rytukas. Pagavo didelę lydeką pirmą. Kiek valandų? Po 7-5 minutės. Palauk, pakeisim atvalos. Tuoj, ir matai, susuku greitai. Šaunuolis, turi lydeką. Jis. Pirmoji. Atsidarėm. Palauk. Pirmą kartą gyvenime. Vilkiaujant pirmą. Oi, graži lydekaitė. Ui, kilo, ui, pusantro kilo kaip nieko. Gražuolė. Ui, pusantro 2 kilo. Ui, daugiau gal žinau. Gerulė. Nu, porą kilų tokia. Ant gamos. Šaunuolis, sveikinu. Nespėjau nufilmuoti, ištraukiau. Dar didesnė, nežinau, apie 3 kilus bus, neturiu dabar kada, paskui pafotkinsiu, pafilmuosiu vieną žodžią. Zaibys. Užpisa velkiaut, nieks ant tų didelių gumų, blėt, ant didelių oblių ir nekimba, sakom, paspinigausim. Kaip pisa, na, kad antro metimų. Nu, hebra, jau įdienojo, jau vėlų ir gylis nedidelis. Ai, sakom, pabandysime šeriukų gal pataškyti, dar kažkaip namo nesinori. Viską yra buvę, vat, pagavau rastą tenais, ištraukiau tokį pagal gerą. Bet šitokį laimykį pagavau tai pirmą kartą, nepatikėsit, blėt. Žiūrėkit, koinė, tikriausia koinė. Tai va tokia laimykė, nesitikėjau, čia yra vidurdienė, sako, pysink nacho, ką tu veiki tam vandenį nesikeikus. Lietuviška koina. Va, baiginėjom žvejybą, nieks čia nebekimba vidurį dienos, logiška, 1 valanda. Atplaukiam į visišką seklių. Buvom mes prieš tai biškį atplaukę čia į tą seklių. Ir vat naiso matosi labai daug medžių prikrytė. Baliamba, per kamerą nesimato niekaip. Nu, vieną žodžią. Visiškas seklius ir milijonas medžių. Čia kažkoks buvęs miškas, sako, turiu. Žolę tu turi, kaip visada. Tai va, tokia šiandien ta žvejyba. Ką aš galiu pasakyti apie šitą nuostabų Rimaičio ežerą? Lydekų pagavom keletą, viskas ok, bet labai daug seklumų. Yra ir gylių, buvom matę ir 15 metrų, bet iš tikrųjų pagrindas, sakykime, 80% ežero yra visiškai totalus sekliai. Tai va, tai tokia ir ta žvejyba. Ežeriukas gražus, bet vėlgi, oras labai visiškai nerudeniškas. Dabar kelinta šiandien Liepos 11? Liepą sakau. Rugsėjo 11 šiandien, va. O jausmas kaip Liepos 11, visiškai karšta. Nežinau, kiek laukia temperatūros, vanduo tai dar karštas. Jėzu, kurios vanduo temperatūra. Va, beveik 20 laipsnių šilumos. Nu, tai apie kokią mes kibimą vėją irgi nėra, galim lydekų didėjį kalbėti. Nu, bet va, porą silkių išsitraukiam. Tai va, hebrytė, iki kitų susimatymų. Tai tiek, mano mėgėjiško pirmo filmuko pabaiga. Vienu žodžiu. Žuvis lydeka ne tik, kad yra smagu pagauti, bet šiaip yra be galo skanu ir valgyti. Tai yra skani, faina žuvytė. Tai va. Pasakam.